Nu tai sveiki visi. Šiandien eisim 4 100 km taką aplink Vilnių atkarpą. Tai va dabar jau atvykome į vietą, ten kur baigėme 3 atkarpą. Va, 14 km. Burbiškės, čia dabar esame. Ir žemieji paneliai. Čia vat. Šita atkarpa bus tokia labai kalvota. Dar nesibaigia kalvos. Kaip ir praeita. Bet šita turėtų būti dar labiau kalvota. Tai vat, sako, viena tokių sunkesnių atkarpų. Bet viskas bus gerai. Tik dabar pastebėjau, kad Staravą buvau pamiršęs įsijungti. Tai kokį pusę kilometrą praėjau be Stravos. Tik dabar prasidėjo. Be to dabar 22 laipsniai. Va, ant tiek kalnuota. Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis. Einam, pasižiūrėsim. Na ir dabar po truputį judam link Gariūnų, kaip suprantu. Ja. Jo, didžioji kelio dalis bus per mišką. Tai gal spėju toks mažiau įdomus kelias bus, bet nežinau, gal ir kaip tik labai patiks. Jo, čia kaip ir buvo, sakyčiau, jau ta pati kalvočiausia vieta. Net matosi žemėlapį, kaip ne kiek yra kalvota. Čia dėl erozijos tokia padaryta. O dabar jau leidžiamės nuo tos kalvos. Girdisi traukinys, nes čia visai nebetoli jau geležinkelis yra. Tai va toks tas kelias pagrindė per mišką. Dar vis einam palei geležinkelį. Ten aišku, už kokių metrų yra bėgiai. Oho, visgi dar nesibaigia kalvos. Wow. Bet mes ten neinam, einam į kitą pusę. Čia nuo to kalno ką tik nusileido toks keturratis. Kur čia tai ženklai? A va. Pradeda biškį lyt, nors neturėjo. Ir turim kažkokį tokį kelią.
Iš tikrųjų tai ant trasos aprašymo parašyta, kad šita trasa yra labai sunki. Kaip nurašo, lengva, vidutinė, sunki, o čia yra labai sunki. Nu, matosi dėl ko. Tokių labai daug kalnų. Gal dar primetė, kad oras toks bus. Lys. Bet gerai, kad lyja, nes biškai karšta. Tai tokia biškai atgaiva. Oho. Pradėjo gan stipriai lyti. Bet mes to išeisim į užusienį. Ko gero. Oho, kaip lyti pradėjo. Pila tiesiog. Dar tokį kalną reikia lipti. Į tokį kalną ką tik užsirupščiau. Dar vienas kalnelis. Nu jo, čia tikrai kalvačiausia atkarpa iš visų, kurias ėjau. Wow. Vėl lyja labai stipriai. O tokį kalniuką turim. O ne, man jau atsibodo šitie kalnai. Kameroje atrodo labai nestatus, bet jie iš tikrųjų žiauriai status čia yra. Kad mes mėgat smėliu padengtas ir labai slysta, tu pastatai koją ir nuslysti iš karto. Tai va tokie va reikalai. Iš viso užlipom gal kokius 5-7 gal kalnus tokius va. Užkilam, nusileidžiam tokius žiauriai stačius. Bet dabar išėjom jau į užusienį. Per tokį va sodus tokius. Ir einam toliau. O tokį priėjom. Vilnius matosi. Jau šiaip praėjom virš 6 km, jau greit visai pusiaukelė, ant 7 km sustosim užkasti, kaip visą laiką pagert kabutės. Gali vėl lietaus dėti ir daug stipresnė šį kartą, nes apsiniaukia labai taip. Ženklų nėra, turbūt tiesiai. Ai va, ženklas. Čia ir pasiliks. Juokauju, nieko tu nepasiliks. Čia kaip iškirsta. Nesibaigia dar kalnai pasirodo. Vėl prasidės dabar.
Į mišką įeinam ir vėl kalnai. Eina savo. Spėju, kad čia... Va, čia biškai per mišką praeisim taip va. Čia va tie kalnai didžiausi, čia Panerių stotis. Ir viskas po to turėtų būti lygiai. Šiaip čia nebeturėtų būti tokie jau status kalnai. Jeigu ir bus tokie, vat, tai tik tokie nestatus. Kai pamačiau, kad trasa bus labai sunki, tai pagalvojau, kas čia tokio sunkaus gali būti Lietuvoje, miškuose kažkur. Nagi čia pas mus kalnų nėra. Kas čia gali būti sunkaus? Gal tiesiog nuobodus gal kelias. Gal tiesiog bus sunku eit, nes nuobodu ir viskas. Bet čia va, kokie kalnai yra. Jau 7 km pusę kelio. Ir reikės ieškoti vietos, kur stoti. Nes kol kas čia nematyti tokios vietos. O tokio statumo. Atrodo stačiau iš viršaus, kai leidėsi, tai nebe taip stačiai. Praėjo po paskutinę kadrą dar užlipom kokius 5 kalnus tokius perlipom ir sustojom pavalgyti. Pailsėjom biškutį, dabar einam toliau. Jau praėjom 8 km, liko 5. Ir kalnai vis dar nesibaigė. Tokie va garsai. Vėl pradeda lyti. Vėjas kyla. Toks oras biškai primena pirmosios atkarpos ėjimą. Bet tada dar snigo. Tada buvo šalta ir vėjas buvo gal 10 kart stipresnis. O dabar visiškai šilta, toks tropinis lietus. Bet vėjas dar ir apsiniaukia. Tai taip. Nu va, priėjom Zuikių gatvę. Ir va ten už tų medžių iškart yra Panerio stotis. Traukinys Vilnius-Kaunas, važiuojant traukiniu Vilnius-Kaunas, sustotumėt tenais. Jo, čia tik nesimato, gal ten biškai matos už medžių. O mes einame toliau link Žemųjų Panerių, turbūt. Jau yra virš 9 km praeita ir galbūt eisime per stotį, taip. Skersai kirsim ją. Aišku, nieko nepažadu, nes navigacijos vėlgi neturiu. Einu pagal ženklus. Sudegusi trova ir girdisi traukiniai, nes artėjam prie Panerių stoties. Tik žiedadulkių nuplautų. Vištos vaikštinėja. Panerio stotis, tiltas per geležinkelį, galimai per jį eisim dabar. Jo, eisim per tiltą.
Čia yra aukštos įtampos laidai. Jau 12 km, lieko kokie 3-2, visai nebedaug. Medis vos nukrito. Einam jau į pabaigą. Jo. Grįžome mišką ir vėl einame mišku. Ir ko gero jau iki pat galo eisim mišku. Va, priartėjom vėl prie geležinkelio. Tas pats geležinkelis eina. Va, tai į tą pusę, jeigu į Kauną, į tą Panerio stotį. Dabar leidžiamės jau žemuosius Panerius, jau visai nebetoli. Ir bus daugiau negu 14 km. Bus gal kažkur 15, gal net ir daugiau. Nes dar toks gabaliukas yra per mišką. Gal iššokti kokį vieną vagoną ir išvažiuoti kažkur, kur veža. Viskas, paskutiniai 100 metrų iki finišo. Jo. Fuf. Jau galvojom, kad nebėra to ženklo. Nu va. Perėjom 4. atkarpą. Tai žodžiu, perėjom 15,91 km, beveik 16 km. Jo, trasa patiko, tokia pati įdomiausia iš visų. Tie kalnai ir ypač patiko. Nebuvo pati gražiausia, bet pati įdomiausia tikrai. Ir pati tikrai sunkiausia. Tai vat, ačiū visiems, kas žiūrėt šitą video. Tikiuosi jums patiko ir susitiksim, kaip visada, kai eisim jau 5. atkarpą.